Sveiki, mėlyjeji, mūsų jau trečia laida, būtent taro kortų analizė su Laura ir mumis. Sveiki. Sveiki visiems. Kaip jūsų savaitė? Vis klausiu kiekvieną kartą, kaip jums ši savaitė praėjo, ar atsiliepė kortų, kažkiek tai kortų analizė, buvo kažkokių sutapimų jums. Šį kartą bus jau kitos savaitės analizė, tai nuo Liepos 12 dienos iki Liepos 19 dienos 2026 metų. Ir aš jau išsidėliojau kortas. Tai labai įdomi savaitė laukia. Žinokit, iškrito iš tikrųjų karalienės. Realiai karalienės. Tai yra skeptrų karalienė, šitų taurių karalienė ir pasirinkimas. O karalienės tai yra strast, tai yra pasitikėjimas, aistra gyvenimui, komfortas, prabanga, ne tai, kad komfortas, o prabanga. Taip pat gali, turiu omeny, tas karalienių kortos, tai ir vyrams taip pat, iškrenta. Gali būti, kad žmonos apie žmonas pačias šneka arba draugės, kad jos labai pasitikinčios yra savim. Ir tiesiog jam reikia pasitikėti. Tiesiog pasitikėti, leisti jom pasitikėti. Ir veikti, leisti joms veikti. Tai va, kita atėjo karalienė, tai yra pentaklių karalienė. Visus karalienės, aš sakau, tu jūs to pamatysi. Wow. Ir gale, dar viena karalienė. Ne, čia devyni, atsiprašau, čia 9 pentakliai, bet irgi mergina, matot, karalienė. Ir šita paskutinė irgi yra, čia jau pentaklių karalienė, bet viskas susijusi yra su finansais. Tai ateina didelė gausa iš tikrųjų. Tai yra per jūsų kūrybą, bet vyrams, jeigu vyrai žiūrės, tai yra per moterišką energiją. Per moterišką energiją. Gali ateiti idėjas per žmonas, per drauges, per kažkokias, gali būti netgi kolegės darbe, ne? Tiesiog, ateis. Šiaip šitas labai nuostabus laikas, aš dabar, tu šnekėjau, man tiesiog pradėjo eiti tie vaizdai, ypač tiem vyram pasiseks, kurių moteris pas mus dalyvaus kitą savaitę mūsų tojose 2 praktikose, ir pirmadienį, ir ketvirtadienį, nes čia tiesiog visa tai ir parodo, apie ką aš prisiminiau, Laura, taigi kitą savaitę mes ir darom. Tai moterų energijos. Aš sakau, jūs pasižiūrėkit. Aš natūraliai, žinokit, aš su savo expressions tokioms tai jau priprasit prie manęs. Žiūrėkit. Visiškai. Iškrito ir supranti kas. Ir tos moteris, šitos karalienės rinksis, joms iš galimybių, pasirinkimas iš galimybių, jos turės iš ko pasirinkti. Taip. Ir galės pasirinkti patį tą geriausią variantą. Jom pačiom geriausiai. Prasivers, atrodo viskas, tie blokai nusijims. Bus moterim nebegėda, proveržis tas toksai, ne? Susitvarkymas savo gimdų, čakros ir visos šitos energijos. Iš tikrųjų, čia yra wow. Tiesiog. Absoliučiai. Visiškai. Ir tai yra į priekį ir veiksmas. Suprantate, ateis tokie dalykai kaip įkvėpimas veikti, prašau, kad ir mažais žingsneliais, bet veikti, eiti prieki su tokiu užsidegimu. Taigi visa tai yra kundalinė, tai yra ugnies energija. Ir vėlgi antrą savaitę krenta šitas pažas skeptrų, tai yra ugnies energija, tai žingsneliai į priekį po truputį. Tai yra pradžia, pati pradžia, bet tokia užtvirtinta, nes jis užtvirtintai stovi. Ir svarbiausiai visą laiką pradėti daryti ir veikti. Nestovėti vietoj stagnacijai, o eiti, nesvarbu, dėti bent jau pirmą žingsnelį ir viskas. Visiškai ir horizonte, pažiūrėkit, ir vandenynas, toksai ramus, skaidrus, visiškai, tokia šviesi korta, nebijoti tiesiog daryti. Ir mylintis vyrai, žinokit, mylintis vyras, toksai bus, kad tikrai jūs tai yra, su taurė sėdi karalius, tiesiog apsipatenkinęs ir šitaip, duos energijos, netgi vyrišką energiją pasitenkinimą duos.
palaikymą, meilę tokią, supranti. Ir čia jau einant į galą savaitės, nu kaip į galą savaitės, va po visų šitų... Po praktikų, tai grinai, po visų praktikų, bet kaip va taip va viskas, ane, iš tikrųjų iškrenta, parodo realiai, va tą realybę tokią, kaip moteris, jinai va tame tokiame taške, ne, tvirtas pagrindas ir tas toksai seksualinė energija pakelta, užsipildymas, tas toksai, jinai tampa karalienė, užsideda ir užsigrąžina savo atgal savo karūną ir va, kokie dalykai darosi. Ir va, dar pasiėmiau kitą kaladę, taip pat šiandieną, nu aš pajutau tai. Ir iškrito iš tikrųjų žvaigždė, tai yra noro išsipildymas. Nebijokit svajoti, nebijokit norėti, susijungkit su savo norais, dideliais norais. Čia nėra mažutė žvaigždė, yra didelė žvaigždė. Kaip visata, grinai, kaip galaktika. Absoliutiškai ir tikėkit, nes tikrai taip ir vyksta. Čia ir yra pasitikėjimas, vainai tokia pasitikimas su visata. Ir iš širdies. Ir iš širdies, taip, visiškai. Galutinė korta, tai yra gausos korta, vėlgi vėl gausos korta, visa bendrystė, visa tokia harmonija. Tai va, ir išlaikykit, bus harmonija, toksai balansas, kūrybinė energija, galbūt netgi su šeima kažkokia išvyka gali būti, su vaikais, su šeima arba su partnerė, su partneriu. Tai toksai, žinot, kai būna susitikimai, susibūrimai, bet tokie harmonija, kad gera to būti, tiesiog, bet gera. Taip. Na, labai kortos čia, taip šią savaitę ateinančią. Taip, ateinančią savaitę nuostabios. Bet tokias ir jaučiasi ta energija, ne, vat net ir kalbėjom apie tas, kad ir grupės dvi, kad kaip skirtingai, nes jaučiasi tos pačios energijos tų grupių, ne, va, tai tas toksai moteriškas, tas apsijungimas, įsivaizduot, kiek bus va tų laimingų moterų aplinkui, tada ir vaikai, ir vyrai laimingi, ir giminaičiai. Bendradarbiai, kolegos. Bendradarbiai, visi. Tikrai, krūjų. Laimingų bus aplinkui. Visiškai. Nu, žinokit, nuostabios kortos, aš realiai pati tiesiog wow, kaip jos bendradarbiauja, jos yra pakrautos, aš kiekvieną mėnesį jas pakraunu prieš pilnatį. Jos puikiai bendradarbiavo su manim, nu yra connection labai stiprus kortom. Ir man, pavyzdžiui, iš pradžių, žinot, kaip būdavo? Nu, čia vat kaip šitos tos programos, negerai kortos, čia kažkas, tai kažkas negerai, neaišku, kas negerai, kas pas žmonių galvose negerai. Tai suprantat, ir būdavo tokios praktikos, kad tipo medituoti su kiekviena korta. Nu, tarkime, jeigu norit labai gerai išjausti, yra meditacijos kiekvienai kortai. Ir mano buvo atmetimas iš tikrųjų medituoti su kortom. O dabar jos pačios ateina į meditacijas. Net per sapnus ateina. Pavyzdžiui, parodo dėlionės, man sudėlioja, parodo prieš akis dėlionę. Kortos pačios atkeliauja. Kai įvyko pilnas priėmimas ir susijungimas. Nes taip, iš tikrųjų taip ir būna, kai pats įrankis atgyja pas žmogų rankose, jisai visiškai kitaip, bet kas jo nepaims, ne, va tu gali, paimsi, bet tai gali būti paviršutiniškai, bet kai jos pradeda su tavimi irgi kalbėti, tai gaunasi tas apsijungimas, susijungimas visiškas ir gaunasi va tada, kas gaunasi, nes iš tikrųjų va 3 savaitę darom. Ir 1 savaitę labai man viskas rezonavo, 2 savaitę labai stipriai. Ir žinau, kad va čia ta 3 savaitė iš vis jau dabar matau tiesiog, kaip viskas jau dabar rezonuoja. Tiesiog dar savaitė atėjus. Karalienės visos susirinks. Karalienės. Tikrai taip. Puota. Bus karalienių puota. Tikrai taip. Tikrai taip, o karaliai džiaugsis. Taip, ir mylės patenkinę. Taip, tikrai taip. Tai va, linkiu nuostabios savaitės, harmoningos savaitės ir pasitikėti savim, savo vidum, priimti save. Tai va. Ir pradėti daryti. Eit, pamatyti vieną žingsnelį, bet svarbiausia daryti. Taip. Tai va, dėkojame ir iki kitos savaitės. Iki.